Sugalvojau čia tokį projektą. Šitas lempas pagaliau pasikeisiu į biškį gražiau atrodančius. Viską išėmiau. Šitą pusę normaliai. Šitą pusę tokių įdomesnių tvirtinimo taškų turi, kur nieks nesilaiko. Viskas juda. Bet senas lempas susidėjo, tai ir naujas susidės. Lengvai sumačiau tas lempas, viską atsukęs, prisukęs. Paprastai ten dedasi, keli varžtai. Čia aišku nieks nesueina. Nieko tokio. Dar kitas bairis, kad čia šita esanti metalinė panelė truputėlį kitokios formos turėtų būti su šitom lempom. Nes visas komplektas lempos, centrinė dalis ir šitas keičiasi kartu, bet neturiu šitos apatinės, tai teks kaip yra. Čia su laidais, aišku dabar nesimato, bet taip įdomi, čia viskas buvo padaryta, nieks netinka, jokios fiškės netinka, nieks nesijungia. Reikės šitą biškį vėliau pasidaryti, bet man labai patinka, kaip atrodo. Nice. Reikia nusimti visą bodį. Dažysim. Valanda darbo ir viskas nuardyta. Čia viskam šakės. Šitie du dangteliai nauji, nes senieji buvo matę kontaktą. Visi sparnai jau pašveisti, bet jiems jau šakės buvo nuo pat pradžių. Šitą dar reiks kliuoti. Motorsport. Čia dar tokį radau ant stogo. Tiesiog vista, užpakliuota ir palikta. Tai lygiai tą patį padarysiu, užpakliuosiu ir paliksiu. Čia tas darbas su stiklo audiniu, kur sakiau, niekad gyvenime nebedarysiu, bet va, padariau. Nesididžiuoju savo darbu, bet čia iš išorės su kraštais klijais apsiklijuoju šitos. Kažkada jau esu daręs lygiai tokius pačius šūdus raudonam Nissanui. Sparnai čia suklijuoti. Lipas. Bamperis, du sparnai ir lipas jo. Čia kur turėjau upsį su Izidorium ir jo BMW Kuršėnas. Čia viskas žiauriai gražu. Yra dar dabiau. Bet ką padarys. Čia skylės išpakliavo. Visas toks vup, nusidažys, nesimatys. Spoiką dar užsidės. Ledas. Kapotui tai sakė visiškai prisidėts. Susišveitė kažkaip tai kažkas. Čia to kampo visai neliko nusilupęs, reikės užpakliuoti. Tai uždažysim karboną ir bus ramu. Gerai atrodo, man patinka. Musę nufilmau. Tai mėginu kažkaip tai nelabai matos. Biški matos. Ten toliau vieną. Ledas. Net nepasakysi, kad durys linkusios, tiesintos. Sparnai ledas. Bagažinės dangtis irgi. Ahuen.
apšvietimas. Šiandien dažymo kamerai prastas sąlygas. Pauzė dabar. Viskas zaibis. Nusidažė zaibis. Atrodo zaibis. Vienas toks minusas. Ne ta spalva. Sako, atvaryk spalvą išsirinkis. Tiek šitų spalvų neįmanoma išsirinkti. Kiek sluoksnių? Rodyk, Rokai, kuri tau labai patinka. Šitą, ne? Nu jo. Sugruntuota, sušveista. Nesipat. 500 per laką pats tas. Ta reikėtų gal išimt, bet neišsiema, tingi į saloną. Yra kaip yra. Čia spalvų mėginukai po faktą pagaminti. Čia yra B17 Daytona Blue 3PMZ, kas ir turėjo būt. Nu, gerokai skiriasi. Dar pamėginimui Seiran Blue, čia visiškai nauja RCK. Na, tokia tam tikrų kampų labai panašiai į Daytoną. Nu, prietemų ir šešėlis. O čia yra RAE. Monterey Blue 37Z. Tokia daug blizgesnė, bet tokia kažkokia nelabai patiko. Tai tarp šitos ir Daytonos rinkausi, bet šiaip lieku prie Daytonos, kur mažiausiai spalvą keičia. Visą laiką tokia vienoda, biškį violetinės turi. Tai realiai šita turėjo būti. Nu, mašina matinė. Šį kartą B17. Sąlygas dažymo kamerai aфиgenos. Nu, nemažai. Kažkeliolika. Daug geresnė spalva. Tie naujieji vandeninių pagrindų labai prastai dengiasi. Tai dabar viskas senais dažais ant grunto sudažyt ir tada ant tų senų dažų tą naują vandeninį B17 šviesą. Pradžius biškį. Kas toks rūdas? Pradžius biškį. Ai, pradžius. Atrodo, tai zubis. Tiek, kad nieko nesimato. Bet rašo tarp sluoksnių 50 minučių. Tiek ir praėjo kažkaip.
Round 2 smulkių dalių sudažymas. Filmuojant, kad tokia labiau mėlynesnė, gyvai žiūrint ten raudonesnė. Aišku, naktį dažant, kompresorius numirė. Tai dar ir šitam reikėjo galvas nusikelt. Nu, super. Gerai atrodo. Tamsoje, aišku, nieko čia nesimato. Spalva daug geresnė, kai nudažėm tokią, kokią turi būt. Čia yra tokių biškį niuansų. Bet jie taisosi. Sako, reikia perdažyti spartai, bet man atrodo nereikia. Būtų kitą kartą gerą, žinoti ir